Homerį, Bartą, Margę, Lizą ir Megę Simpson turbūt žino daugelis TV3 ar TV6 žiūrovų. Bet šitas Simpsonas, Jamesas Youngas Simpsonas, su kultiniu serialu neturi nieko bendro. Bet turi labai svarbių ryšių su Lietuvos pajūriu ir jo vardu Palangoje pavadinta gatvė ne veltui. Prieš kiek daugiau nei 100 metų būtent Jamesas Youngas Simpsonas buvo vyriausias tarptautinio arbitražo teisėjas, nusprendęs, kad Palanga iki Šventosios turi priklausyti Lietuvai, o ne Latvijai. Bet mes po šios istorinės įžangos kalbėsime apie dabartinius laikus, o būtent apie Simpsono gatvėje Palangoje pastatytą objektą, kuris žavi savo inžineriniais sprendimais. Manau, vienas iš įspūdingiausių projektų įgyvendintų, tai galiu tikrai pasakyti, kad Lietuvoje turbūt inžineriškai vienas iš stipriausių projektų. Čia panaudotos visos įmanomos technologijos, tiek pradedant šildymo, tiek vėsinimo, aktyvios perdangos, natūrali vėdinimo centralizuota sistema, atskiri sausintuvai kiekvienam bute, valdymo automatikos. Viskas inžineriškai, viskas išspręsta labai gerai ir kas pavyko dar projekte, bei įgyvendinant šitą projektą, iš tikrųjų jį pavyko netgi geriau padaryti, nei buvo suplanuota. Daug projektavimo, daug darbo, nuo žemės darbų buvom giliai kažkada prieš metus, o dabar jau stovime čia, užbaigtam projekte, žolynas, medžiai, gėlynai ir nuostabi inžinerinė sistema sumontuota viduje. Kaip matom, šildo, vėsina, vėdina ir nuostabus ir maži kaštai. Čia idėja buvo turbūt nuo pat pradžių šitos apartamentus padaryti tokio lygio, kad žmogus jaustųsi tikrai kaip namuose. Čia niekas neprimena, kad tu esi bute ar kažkur tai dar. Čia inžineriškai yra labai stipru viskas, maksimaliai viskas orientuota į komfortą, į triukšmo lygį, kad maksimaliai būtų viskas išpildyta iki smulkiausių smulkmenų. Didelių iššūkių turėjom parkingo įrengime. Parkingas 2 aukštų ir dideli oro kiekiai buvo dūmų šalinimo. Tai buvo suprojektuota kalcio ortakių sistema, taupanti aukštį. Sudėtingas projektas, labai mažas aukštis, o oro kiekiai labai didžiuliai. Tad šitų ortakių pagalba gaisro atveju dūmas šalinami. Tikrai gan sudėtingas projektas, labai daug derinimo, kada statybos metu, kada liejasi perdanga, turi būti kartu ir inžineringas jau sudėtas vienu metu. Tai tikrai organizatumo reikia didelio, tiek iš statybininkų pusės, tiek iš inžinerininkų. Labai didelio reikia suvestinio tokio plano, kas po ko, kada dirba, kas kaip keičiasi. Tai labai. Viskas buvo dirbama pagal labai griežtus grafikus, bet ir darbų eigoj buvo pakeitimų, atsirado drėgmės sausinimo sistema, kuri labai pasiteisino, tad dirbom, mokamės, bet rezultatas nuostabus. Tai projektas numeris 1 Lietuvoje, aš galiu pasakyti ir ne tik Lietuvoje, čia yra Palangos vizitinė kortelė šitas projektas. Nuostabus sprendimai, vėsa, vėdinimas, šiluma, dūmų šalinimas, gaisro gesinimas, visas inžinerinės dalis apėmėm, suprojektavom, įrengėm, o dabar ir vykdom priežiūrą. Tad jeigu įsivaizduojate, kad daugiabutis šiais laikais dar primena triukšmingą bendrabutį, kur gali girdėti ir užuosti, kaip gyvena kaimynai, žinokite, kad yra projektų, apie kuriuos galima atvirai sakyti aukščiausia klasė.